Labadiena, su jumis svarbiausių savaitės įvykių apžvalga, savaitės naujienos. Šalies vadovė Dalia Grybauskaitė savaitės pabaigoje išvyko į Čikagą, kur dalyvaus NATO vadovų susitikime. Gegužės 20-21 dienomis vyksiančiame didžiausiame aljanso istorijoje susitikime 57 šalių lyderiai, taip pat Jungtinių tautų generalinis sekretorius, Pasaulio banko ir ES vadovai aptars NATO kolektyvinės gynybos stiprinimo, priešraketinės gynybos misijos Afganistane ir kovos su naujomis grėsmėmis klausimus. Prezidentės teigimu, Čikagoje bus svarstomi ir Lietuvos žmonių saugumui itin svarbus Baltijos šalių gynybos planų įgyvendinimo, oro policijos misijos pratęsimo bei priešraketinės gynybos klausimai. Šią savaitę Seimas pritarė svarbiam energetiką reglamentuojančių įstatymų paketui. Ketvirtadienį Seime energetikos ministras Arvydas Sekmokas parlamentarams pristatė nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, kuria siekiama nustatyti pagrindinius Lietuvos energetikos sektoriaus tikslus bei jų gyvendinimo kryptis iki 2020 metų bei užtikrinti šalies energetinę nepriklausomybę. Po pristatymo pritarta naujos atominės elektrinės statybai bei jėgainės koncesijos sutarčiai. Pritarus projektui, po pateikimo toliau jis bus svarstomas Seimo komitetuose. Į nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją įtrauktas Visagino atominės elektrinės statybos projektas. Tai didžiausias infrastruktūros projektas Baltijos šalyse per pastaruosius kelerius dešimtmečius, pasak jo rengėjų, pritrauksantis apie 10-14 milijardų litų tiesioginių užsienio investicijų, suteiksiantis daug galimybių vietos verslui bei tapsiantis stimulų visai šalies ekonomikai. Be abejo, tai yra dideli makro ir mikroekonominiai parametrai, kurie yra įtakojami tokio dydžio projekto, ir atsimenant tai, kad tai yra 2/3 visų investicijų, 60 su viršum procentų, turėtų būti iš kitų valstybių, kurios dalyvauja projekte, būtent Hitachi, kaip žinia, 20 procentų Latvių ir 22 procentai Estijos. Tai yra tikrai beprecedenčio dydžio tiesioginės investicijos, kurios statybos laikotarpiu ypatingą įtaką turės šalies ekonomikai ir be abejonės ir toliau turint objektą, kuris apskritai yra didelės prekės generatorius, su juo susiję verslai išliks visą tą 60 metų laikotarpį. Esminis klausimas yra, kaip išspręsti nuosavos konkurencingos elektros energijos generacijos trūkumo problemą. Šita problema yra aktuali ne tik Lietuvai, jinai aktuali visam Baltijos šalių regionui, aktuali visai Vidurio Europai. Klausimas esminis yra, kokia galėtų būti tinkamiausia opcija. Ir verslo plane būtent tai yra išanalizuota, palyginta atominė elektrinės kaštai su kitomis generacijos rūšimis. O pats statusas, kur mes dabar esame, tai kaip minėjau, apie būtent importas elektros energijos ir elektros energijos gamybą iš dujų, reiškia, kad per metus sumokame maždaug 2 milijardus litų. Tie pinigai, kurie išeina iš Lietuvos, ir tikrai su šiuo projektu galime padaryti daug, kad bent jau didžioji dalis ta pinigų liktų čia pas mus. Šią savaitę Seimas priėmė dar 2 svarbius sprendimus. Parlamentarai po svarstymo pritarė prezidentės Dalios Grybauskaitės siūlymui spaudos leidiniams taikyti 9 procentų pridėtinės vertės mokesčio lengvatą, taip pat pritarta ir dėl PVM lengvatos keleivių vežimo paslaugoms. Idėją sumažinti mokesčių naštą visuomeniniam transportui iškėlė ir sostinės meras Artūras Zuokas, kuris teigė, jog viešojo transporto finansinė situacija pablogėjo dėl 2009 metais panaikinto lengvatinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo. Vilniaus miesto savivaldybės visuomeninio transporto skolos 8 metais buvo 6 milijonai mokestinės skolos, šiuo metu yra 48 milijonai. Kauno skolos 2008 metais buvo apie 15 milijonų, šiuo metu yra 35 beveik milijonai. Tai tik tai yra pavyzdys, kada vyriausybė priima sprendimus, sprendžia savo biudžeto problemas, visiškai ignoruodamos, kokį tai poveikį daro savivaldybėms, o konkrečiai gyventojams, tai yra keleiviams. Prieš 2 metus Vilniuje buvo bilieto kaina 1,10 l, o 2009 metais buvo padidintas iki 2 litų. Ir problema yra tai, kad šiandien savivaldybės net ir norėdamos didinti kainą nelabai gali to daryti, nes kainų didinimas iš karto iššaukia pirmiausia naudą vėl tai pačiai valstybei.
nes mes turime mokėti būtent PVM ir nuo lengvatinių keleivių vežimo, kuriuos mes turime vežti pagal įpareigojimą iš vyriausybės ir įstatymų, tačiau tam negaudami pinigų. Taigi šiandien yra labai keista teisinė situacija. Šiuo metu pridėtinės vertės mokesčio lengvata taikoma šilumai ir karštam vandeniui bei kompensuojamiesiems vaistams. Programinės įrangos piratavimo problema Lietuvoje viena didžiausių Baltijos šalyse. Trečiadienį pristatyto naujausio BSA neteisėtos programinės įrangos naudojimo tyrimo duomenimis Lietuvoje nelegaliai naudojamos programinės įrangos lygis nemažėja jau 4 metus. Pernai jis sudarė 54%, o piratinės įrangos vertė išaugo 14% bei pasiekė rekordinę 32 milijonų eurų sumą. 54 tai yra skaičius, tačiau jisai indikuoja mums tokias visuomenės nuotaikas. Ir tos visuomenės nuotaikos yra negeros. Mes apie tai ir kalbam. Ir kokie yra pagrindiniai faktoriai, kodėl būtent tas piratavimo lygis nemažėja? Vienas dalykas pagrindinis yra, kad vis tik tai dar raštingumas kompiuterinis dar vis auga ir tas pirmasis prisilietimas prie kompiuterio dar vis egzistuoja ir net kai kurie žmonės nežino apie tokius dalykus kaip licenzija, licenziniai susitarimai, mokamos programos, nemokamos programos, vienoks licenzijavimo modelis, kitoks. Tačiau dar viena iš svarbių priežasčių tai yra teisinės praktikos nebuvimas arba jos ta teisinė praktika yra tokia pakankamai sudėtinga, komplikuota ir lėta. O trečias dalykas tai yra vis tik tai tas labai jau lengvas prieinamumas nelegalios programinės įrangos internete. Ir kada kiekvienas žmogus, neįdėjęs jokių pastangų, gali programinę įrangą pasisavinti, šitoj vietoj irgi yra dar tikrai daug ką nuveikti, kad tas procentas ir kad bendros nuotaikos rinkoje pagerėtų. Žvilgsnis į kultūrą. Nuo šiandien iki pat savaitgalio pabaigos visi Lietuvos muziejai kviečia švęsti Tarptautinę muziejų dieną, kuri šiandien sostinės Rotušės aikštėje prasidėjo muge Muziejai be sienų. Jos metu netradicinėje atviroje erdvėje kelios dešimtys Lietuvos muziejų Vilniaus gyventojams ir svečiams pristato muziejų veiklą, edukacinius užsiėmimus, gyvuosius amatus, kilnojamasias parodas. Nuo šeštadienio naktį visi Europos muziejai atvers savo duris ir siūlys įvairių pažintinių programų, besitęsiančių iki paryčių. Tarptautinėje akcijoje Muziejų naktis dalyvaus dauguma šalies muziejų, tad gyventojai raginami aktyviai prisijungti prie jų šventės iniciatyvos. Sporto naujienos. Dar vienas mūsų sportininkas iškovojo teisę dalyvauti Londono olimpiadoje. Ketvirtadienį Lenkijoje vykusių baidarių ir kanojų irklavimo olimpinės atrankos varžybų vienviečių baidarių rungties finale Egidijus Balčiūnas 200 metrų distanciją įveikė per 37,9 sekundės, o finišo liniją kirto antras bei iškovojo kelialapį į Londono olimpiadą. Kelialapį į žaidynes jau turi ir 26 metų Lietuvos kanojininkas Jevgenijus Šuklinas. Visą savaitę Italijos dviračių komandoms atstovaujantys lietuviai Tomas Vaitkus ir Ramūnas Nevardauskas dalyvavo prestižinėse daugiadienėse Giro d'Italia dviračių lenktynėse. Ketvirtadienį 12 etapą abu lietuviai baigė antrajame šimtuke, Ramūnas finišo liniją kirto 117, o Tomas 126. Po šio etapo Tomas Vaitkus iš 108 vietos smuktelėjo į 113, Ramūnas Nevardauskas iš 145 pakilo į 136. Lenktynių lyderiu išlieka ispanas Džokimas Rodrigesas Oliveris. Nuo rytoj Europos klubinio futbolo gerbėjų laukia neeilinė šventė – Čempionų lygos finalas. Miuncheno Aljanso stadione susikaus stadiono šeimininkai Miuncheno Bayern ekipa ir Londono Chelsea. Jei Bayern iškovotų titulą, tai jau būtų 5. taurė klubo istorijoje. Anglų klubui pirmasis toks pasiekimas. Abiems komandoms dėl geltonų kortelių negalės padėti keli startinės sudėties žaidėjai, tad laukia išties intriguojantis mačas. Nuo dabar orų prognozė. Savaitgalis numatomas giedras, be lietaus, dienomis sušils nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Sinoptikai žada, kad kitą savaitę į Lietuvą jau sugrįš šiluma, dienomis vietomis sušils net iki 28 laipsnių šilumos, žymesnių kritulių neprognozuojama. Tiek svarbiausių naujienų šią savaitę, ačiū, kad buvote kartu, gražaus savaitgalio.